Sveiki, mėly žiūrovai. Sveikiname jūs ir tuo pačiu mus pačius su laidos Mediumu, 5-ąją laidėje. Malonu, kad nebijote gatvėje prieiti, pasisveikinti, pasakyti porą komentarų, pagirti, galbūt ir papeikti. Kartais mūsų nuomonės galbūt ir nesutampa, bet mes stengiamės visada jas atsižvelgti ir tobulėti su kiekviena laida. Šiuo metu esu prie 1881 metais pastatytų kaskadų prie Marvelės upės. Mano laikais vietinės merginos kviesdavo vaikinus į pasimatymą šiame slėnyje. Vaikinai mindavo su dviračiu tiesiai iš Kauno senamiesčio. Šis slėnis vėl buvo atidarytas turistams tik prieš 3 metus, nes šis slėnis buvo paverstas tikrų šiukšlynu. Bet ar dažnas kaunietis žino šitą užmirštą gražią Aleksoto grafystėje esančią vietą? Smagu, kad prieš keletą metų Kauno dviratininkų parado maršrutą papildė ši nuostabi vieta, kurioje susirinkę keli šimtai dviratininkų dalinosi maistu, gėrimais ir žinia apie dar vieną užmirštą Aleksoto grafystės vietą. Mano laikais dviratis pavarų neturėjo, dėl visos varžybos vykdavo velodrome. O ką tu žinai apie fiksuotos pavaros subkultūrą? Taigi, pirmieji rašytiniai šaltiniai apie fiksuotą pavarą mini 1870 metus. Netgi pirmoje olimpiadoje dviračių rungtis buvo velodromas. Taigi, čia turiu įprastą fiksuotos pavaros dviratį. Kaip matote, bazė yra pakelta aukščiau, jis pritaikytas važiuoti velodrome. Per daug detalių čia nėra nei stabdžių. Viskas yra atliekama kojų pagalba ir šiomis kilpomis. Kaip veikia fiksuota pavara? Galinė žvaigždė yra fiksuojama prie galinio rato, kuomet minant tiek priekį, tiek atgal ratas sukasi. Kaip žinote, velodrome stabdžių nereikia, nes visos lenktynės vyksta ratu. Taigi, fiksuotos pavaros subkultūra iš tikrųjų išpopuliarėjo būtent kurjerių pagalba. Vakarų pasaulyje, tiek Europoje, tiek Jungtinėse valstijose ar Kanadoje. Didžioji dalis kurjerių važinėja fiksuotą pavarą vien dėl paprastumo, kuomet nėra detalių, nėra kam gesti. Buvo pagaminti keli filmai nufilmuoti, iš to išaugo tam tikras sekėjų ratas, kurie garbino senąją techniką, senasias dviratininkų sporto tradicijas. Fiksuotos pavaros dviratį iš tikrųjų nėra baisu su savim tampytis. Kodėl? Todėl, kad jame nėra daug detalių brangių, jį galima numesti gatvėje ir realiai niekas jo nevoks. O jeigu pavoks, nukris po 100 metrų važiavimo, nes tiesiog nemokės minti patį elementariausią dviratį. Daugam iš tikrųjų baisu lipti ant fiksuotos pavaros dviračio vien dėl to, kad nėra stabdžių, bet iš patirties galiu pasakyti, kad su fiksuotos pavaros dviračiu galiu net greičiau sustoti negu su plentiniu dviračiu, kuris naudoja stabdžių kaladėlės, nes esant reikalui aš galiu pasukti ratą ir pakirsdamas pedalus net sukti ratą atgal, ko pasiekoje aš sustoju žymiai greičiau. Todėl reikia turėti tiesiog stiprias kojas ir norą išmokti stabdyti tokiu būdu. Dauguma žmonių neteisingai interpretuoja fiksuotos pavaros subkultūrą. Jos esmė yra pravažiuoti kuo greičiau, nestabdant, bet kad tavęs niekas nepastebėtų. Tas, kuris važiuoja tiesiog chuliganiškai kelyje, betodariškai laksto iš kairės į dešinę, jis nėra tikrasis fiksuotos pavaros subkultūros puoselėtojas, nes jis nesilaiko pagrindinių fixed gear taisyklių. Tokie dviračiai dažniausiai sveria tarp 8–10 kg. 10 kg jau yra gan sunkus dviratis, tai maniškis sveria apie 10 kg. Mano kolegos važinėja su dviračiais, kurie sveria po 7 kg. Ir stengiamasi nuimti viską, kas įmanoma, kas galėtų pridėti papildomą svorį. Pavyzdžiui, kaip matote, pas mane nėra jokių purvasargių, jokių papildomų detalių, net gertuviai nėra vietos, kur uždėti. Vien tik dėl to, kad taupyti svorį, kuris yra svarbus lekiant gatve. Kaune dažniausiai fikseriai lekia aplink miestą ir susitinka legendiniai vietoj, legendiniai tradiciniai vietoj prie Karo muziejaus, kur yra aptariami visi gandai, pletkai, žinios ar naujienos, ar kaip jūs galite pavadinti. Norėčiau paminėti, kad atsiranda vis daugiau merginų, kurios
pereina ant fiksuotos pavaros nuo single speed, tai yra laisvą pavarą turinčių dviračių ir nebijo išvažiuoti į gatves, kaip mes sakom, parašint. Parašint tai yra toks savotiškas, nesavotiškas, tai yra slengas, būtent fixed gear subkultūra ir tai yra tiesiog kuo greičiau nusigauti nuo taško iki taško B. Pirmasis iš stabdymo būdų tai yra tiesiog sustoti kojomis, čia jau neverta to rodyti. Antras yra skip stop. Skip stop yra būtent, kai keli dviračio galinį ratą ir kojomis truputėlį pastabdai ratą, tokiu būdu sulėtėdamas. Ir yra trečias būdas, tai yra skid, yra čiuožimas, kuomet savo svorio centrą daugiau statai į priekį ant vairo ir pakirsdamas pedalus pradedi čiuožti galiniu ratu ir tuo metu reikėtų truputėlį pasukinėti ratą į šonus, kad būtų lengviau sustoti. Taip stabdant iš tikrųjų labai dėvisi padangos, kadangi pavara yra fiksuota, todėl yra realiai 2-3 vietos, kuriuose išdyla padanga. Todėl pamačius, kad jau pradeda dilti padanga, galima atsukti ratą, truputėlį pasukti į priekį ir vėl padaryti dar 3 papildomas vietas, kuriuose galima skidinti, tokiu būdu prailginant padangos gyvenimo laikotarpį. Giringas, taigi, tai yra bėgis. Kiekvienas renkasi pagal save, naujokai, aišku, renkasi lengvesnį bėgį, aš pats irgi pradėjau nuo lengvesnio, šiuo metu pas mane yra 2,8 bėgis, tai kaip priekinė žvaigždė yra 42 dantų, o galinė 14. Tam, kad sužinoti bėgį, priekinės žvaigždės dantų skaičių reikia padalinti iš galinės žvaigždės dantų skaičiaus, taip sužinosite bėgį, kuris yra jūsų dviratyje. Taipogi noriu paminėti, kad su mažesniu bėgiu yra lengviau skidinti, bet yra sunkiau pasiekti maksimalų greitį. Todėl treko dviratininkai dedasi didesnį bėgį, kad galėtų palaikyti aukštą minimo tempą ir išlaikyti maksimalų dviračio greitį. Taigi fixed gear dviratininkai dažniausiai naudoja 3 tipų pedalus, tai yra būtent tie MTB, platforminiai, plentiniai, ant kurių dedasi toks vadinamas keidžas, narvas lietuviškai, į kurį įsikiša visas batas. Ir trečias tipas yra prisegami batai, yra pats populiariausias variantas tarp lentininkų. Na, o dabar norėčiau pademonstruoti, kaip atrodo per greitai įmamas mažo spindulio posūkis su fiksu. Tiesiog stojas ir eini toliau. Mano laikais paštas funkcionavo arklių pagalba, konkė, bet šiomis dienomis vakaruose daug kas laiškus vežioja ir dviračių pagalba. Kartais galvoju, kad šiame muziejuje ir aš atsirasiu vieną dieną. Na, o prisimenant mano laikų varžybas, 1924 metais įvyko pirmosios Lietuvoje plento dviračių rungtynės maratonas Kaunas Marijampolė Kaunas. Jau 3 metus dviratų komanda organizuoja rekonstrukcinį nevaržybinį maratoną, kurio metu žmonės gali save išbandyti 3 trasose. Į šį maratoną susirenka daug žmonių iš visos Lietuvos paminėti senąją dviračių dvasią. Šiame maratone teko dalyvauti ir pačiam, įveikus 160 km, gavus truputėlį žvyro, truputėlį kritus, bet pasiekus finišo tiesėje, smagu su draugais mėgautis plovo porciją ir medaliu ant kaklo. Ir vėl atsisveikiname trumpam, tik 2 savaitę. Per tą laiką nepamirškite minti dviratį ir parašyti mums į elektroninį paštą savo pastabas, pastebėjimus. Tad iki kito karto.